Sunku patikėti, bet būtent nuo šio stabilizatoriaus prasidėjo visa Osmo Mobile istorija. Visa tai prasidėjo beveik prieš 10 metų, 2016-aisiais, kai DJI išleido pirmąjį Osmo Mobile. Tuo metu tai buvo vienas pirmųjų 3 ašių mechaninių stabilizatorių skirtų telefonams, o jo užduotis buvo paprasta – filmuoti sklandžiai, net einant ar bėgant. Po kelių metų atsirado Osmo Mobile 2. Jis tapo lengvesnis, pigesnis ir galėjo veikti gerokai ilgiau vienu įkrovimu. Didžiausias lūžis įvyko su Osmo Mobile 3, kai stabilizatorius tapo sulankstomos, o vėliau atsirado ir magnetinis telefono tvirtinimas. Vėlesnės kartos gavo galimybę prailginti rankeną, geresnį objektų sekimą ir dar patogesnį valdymą. O šiandien serijos viršūnėje yra naujasis Osmo Mobile 8P. Čia atsirado išimamas nuotolinio valdymo pultelis su ekranu, todėl kadrą galite matyti ir stabilizatorių valdyti būdami toliau nuo telefono. Taip pat pridėtas išmanus sekimo modelis su papildomu apšvietimu, kuris padeda filmuoti prastesnėmis apšvietimo sąlygomis ir dar tiksliau sekti objektus. Per mažiau nei 10 metų Osmo Mobile evoliucionavo iš paprasto telefono stabilizatoriaus į visavertį filmavimo įrankį, kuris šiandien dalį operatoriaus darbo atlieka už jūs.